Nu va, kad sofa matytųsi O, viskas. Kaip o, puikiai. gerai. Nu ką, sveikas Marijau, Sveiki, sveiki. kaip tu einasi? Einasi visai neblogai. Paviškiai jau Šitą einasi. pabiškį. Aš žinai, ką Paviškiai jau einasi. norėjau tokį trumpą, nu neilgai, tokį video, nes mes su tavim kalbėjom, ten pirmas kartas gavosi dėl tavo Taip, taip. interneto ten, bet aš norėjau vis tiek paleisti, kad ir trukčiojom ten ir taip toliau, bet vis tiek gerai gavosi. Bet man įdomu dabar, pavyzdžiui, toje pakalbinti, aišku, apie kaip tau pasisekė šitoj lygoj, ką tu pats manai apie tą lygą, kaip tau ten sekėsi, apie tavo vasarą, kaip tu ten maždaug, kas čia dabar bus ir ką tu darysi, ir mačiau, kad su Grynium kažką tai ten rezgat, tada kas tada dar, ir traumą kažkokią turėjai. Taip, turiu dar iki šiol. Dar turi, davai pasakok apie traumą, kas per traumą. E, Prisidėjo pusfinalis lygoj ir taip gavosi, kad susitreikiau su žaidėju kelis į kelią. Pas mane buvo kelis ištiestas, o taip šone, ir aš gavau iš šono tą smūgį iš kelio. Ir kai nukritau, jaučiau skausmą ir aš jau supratau, kad kažkas ne taip. Ir mane nuvežė pažiūrėti per ultrasoundą, pamatė, kad nuplyšę ligamentai, bet aš turėjau MRI po 3 dienų. Ir gavosi taip, kad padariau MRI ir man gavosi, kad man yra tas bone bruisas, paliestas yra meniskas, nuplyšęs MCL ir nuplyšęs ACL. Ja. Čia jau labai rimti reikalai. Jėzus. Jo, nu, ilgas atsistatymas, bet jau lygiai 6 savaitės po operacijos. Tai vėl tas iš naujo turi vaikščioti išmokti. Viskas atrodo, viskas nuo nulio, turi viską nuo nulio pradėti. Bet gerai, nieko. Turiu tokią situaciją, galiu pasimti iš tos situacijos, kai galima daugiau. Nu jo, nes ACL-as ir karočią būdų. Jo. Dar kaulas nubrozdintas. Jo. Bet kaulas su MCL sugijo. Ai, sugijo, jo? Jo, nu jie sugijo, kaulas tenais nebuvo lūžęs, jisai tiesiog buvo tas, nežinau kaip lietuviškai tas bone bruisas. Ir ten viskas sugijo, bet tas ACL-as ilgai gyja. Tai dabar dirbu, bandau atstatinėti. O tau, kas tau išrašė kažkas tai gydytojai programas kažkokias tai, ar tu fizioterapeutas? Aš su Kotryna dirbu. Ai, su Kotryna. Mes šiaip stipriai su ja dirbam, jinai man labai padeda. Man programas rašo, viską žiūri, viską stebi, man jinai labai padeda. Puikiai. Ir o jūs ten kaip judėjot viens į kitą, kažkaip tai, kaip ten įvyko ta situacija? Gavos taip, kad aš įėjau į zoną, praėjau mėlyną ir aš kritau į centrą. Vidurį? Aha. Jo, ir kritau į vidurį, kritau ir atidaviau pasą ir aš sustojau vietoj. Ir žaidėjas iš galo, kažkaip ir aš sustojau vietoj ir gavos taip, kad man iš šono tiesiai iš kelio. Ir aš net ore taip apsisukau, nukritau ir jau supratau, kad ilgam. Ir kokie yra, ta prasme, kiek ilgam? Maždaug 9 mėnesiai. Iki sporto kontakto. Tai sezonas beveik visas. Tai realiai visas sezonas kitas turėsi praleisti. Ne, aš manau, aš gruodį grįšiu. Ai, gruodį, jo? Gruodį, nes gruodį gausis gruodžio gale bus 8 ir sausio mėnesį bus 9 mėnesiai. Tai manau viskas gerai. Kotryna, aš darau didelius darbus, kad galėčiau grįžti kuo greičiau ir kuo geriau. Supratau, super, gerai. Blemba čia, jo, su tom traumom. Sportas. Jo, čia toksai sportas, aišku. Nežinau, kas labiau pavojingiau, regbis ar... Aš manau taip pat, bet dažniausiai ledrutulį tie ACL-ai neplyšta, nes kadangi yra pačiūžos, tai praslystas, tas kai bandai koją, visai. Bet nuo kontakto dažniausiai plyšta, nes dažniausiai plyšta futbole ir krepšinį, nes daug labai reikia pakeisti trajektorijų su pačiom pėdom ir pačiais keliais.
Tai tenais dažniausiai plyšta net ne nuo kontakto. Ledrituliai, kaip žinau, tik nuo kontakto plyšta. Nu, jo. Nu, aišku, viskas bus normaliai. Čia, žinai, nei tu pirmas, nei paskutinis, visiems svarbiausia Jo, bet labai užsiim dirbti, aišku. bet čia, žinot, tokia situacija, kaip galiu arba aš labai apsikrauti ir užsidaryti, arba galiu pasimti šitą situaciją į gerąją pusę ir sustiprėti ten, kur galiu sustiprėti. Nu jo, čiagi niekas neišvengia šitų, čia toksai dalykas, nu, blemba. Kiek varžybų šiaip pat žaidėjai? Dabar bijau, matau, 45. Kem 5, nu, tai normaliai. Jo. O kiek bendrai lygoje yra varžybų? Lygoje gavosi taip, kad mes 38 ir tada gavosi playoffai, tai man atrodo apie 50. Virš 50 buvo. Su playoff. Bet aš buvau 4 varžybas praleidau vidury sezono dėl lygos, kiek prisimenu. Ir tada playoffuose 4 varžybas, tai man atrodo 8 praleidau iš viso. Supratau. Tai da vis tiek nemažai šiaip sužaidė nemažai varžybų. Jo, aš manau viskas gerai. Ir tada dar buvo tas pats Kroatijos čempionatas, bet tenais ne visi žaidžia. Tenais yra kaip ir antra atskira komanda. Tai, bet tenais, jeigu, pavyzdžiui, kai buvo prasidėtas finalas, tas Kroatijos, mūsų man nelabai įdomu šitas yra. Bet ten vis tiek reikėjo žaisti, viską reikėjo padaryti. O kiek dabar, mes pradžiai kalbėjom, tu buvai tik pradėjęs, turbūt? Jo, ten dar buvo pre-seasonas. O dabar jau tu po visko, galima sakyti, sezonas, jau to aišku baigtas, bet bendrai atbuvai visą sezoną. Kaip su vyrais ir šitoj lygoj? Kaip tau lyga, kaip tau tie vyrai, kaip su vyrais žaidimas ir taip toliau maždaug? Jautėsi tas, kad su vyrais. Vis tiek išeini iš jaunių lygos į vyrų lygą, jaučiasi, kad tas prie to centro, prie vartininko, tai pirmoji viso šitoj area, jautėsi, kad skauda. Jaučiasi, kad skauda, kad gerai lupa. Bet nieko, vis tiek pripranti prie to ir bandai. Vis tiek aš nesu pats didžiausias žaidėjas, tai aš turiu kažkaip kitaip išnaudoti tą visą šitą. Bet man patiko, man labai patiko tas vyrų, tas grubumas didesnis žymiai, tas, kaip pasakyti, daužimas didesnis visas. Bet šiaip smagu, sportas yra, džiaugiuosi sportas. Ta kaifą gaudai, kai tai į bortą, bam, ir tu visas laimingas ir eini keisti. Tai kai tave prištabeliuoja, ar kai tu prištabeliuoji? Abu kartus tas pats. Džiaugiesi vis tiek. Bet šitoj lygoje, kur tu dabar žaidi čia Alpių lygą, ne, tai taip. Yra daug kontakto? Daug muštynių būna, bet daug kontaktų yra šiaip daug. Aš negaliu iš kadar... Jo, leidžia, bet aš negaliu pasakyti, kad yra daug kontakto palyginus su kitom lygom, nes aš nesu dar žaidęs kitose lygose, bet po 20 tikrai jautėsi žymiai daugiau kontaktų. Kas sudėtingiausia, jau pas vyrus, kas sudėtingiausia, pavyzdžiui, žaidėjus, iš jaunam žaidėjui, patekti vyrų lygą tokią? Galėčiau pasakyti, kad tas nebijojimas žaist, nes pas mane buvo taip, kad po Suomijos aš atvažiavau ir pas mus kanadietis treneris. Jisai, kanadiečiai mėgsta labiau tą tokį laisvesnį ledo ritulį žaisti. Ir jisai pamatė iš karto, kad aš pre-seasoną, biškai toks susikaustas pas Suomijos, kur aš bijau klaidas daryti. Kur jisai mato, kad aš galiu palaikyti ritulį, bet aš bandau atiduoti pasą, nes aš bijau padaryti klaidų. Ir jisai man pasakė, sako, daryk klaidas. Sako, viskas gerai, daryk klaidas, viskas šį gerai. Sako, taip turi būti. Jei nedarysi klaidų, neišmoksi niek. Ir kažkaip tas visas drausmė ir visas šitas kažkaip pabiški ir labiau atsipalaiduoji. Bet tai, kas yra tas pirmas stepas, tai nebijot žaist. Kad galėtum išnaudoti savo tas jėgas, kurias turi, tai turi nebijot žaist. Kad pasitikėjimo savim būtų didesnė. Jo. Tai tas buvo pas mane pradžioje. Tai, sakykim, treneris, tarp kitko, tai su treneriu gerai tau, tau treneris patinka, tu treneriui patinki?
Taip, pas mus labai geras buvo su treneriu sutarimas. Aš jam žinau, kad aš jam patikau ir jisai šiaip labai geras treneris buvo. Labai geras, jisai labai galėjo gerai sudėlioti ne tik taktiškai, bet ir galvoj. Jisai labai mokėjo paruošti kiekvieną žaidėją ir jisai kiekvienam žaidėjui žinojo, kaip ką reikia pasakyti. Kiekvienam žaidėjui reikėjo duoti biškį, nu, kad biškį jam jo malko į galvą įeitų, kitam žaidėjui jis žino, kad jeigu įduosi, jis dar apsikraus ir jisai, nu, viskas įsijungs. Ir jisai žinojo, kaip kiekvienam žaidėjui, kaip užves komandą ir kaip kiekvieną žaidėją biškį pastumti priekį. O tas man labai patiko. O kiek trenerių buvo pas jūsų komandai? 3 3. buvo, jo. Pagrindinis, asistentas ir vartininkų. Ai, vartininkų. O turėjot kokį nors dar skillsų trenerių, ar dar kažką tai yra toksai papildomas, ar asistentas? Buvo skillsų treneris, bet ten jisai toksai buvo, nu toks, Nelabai. taip tiesiai šviesiai grybas buvo, bet jo tenais nieks nelabai ir norėjo. Net treneriai pagrindiniai nelabai jo norėjo, kad jisai būtų. Bet tas kanadietis dirbo su mumis. Jisai, žinau, kad jisai yra NCAA buvęs coachas, nu tai jisai vis tiek iš tų kanadiečių daug buvo skillsų pas jį. Padarydavo papildomas treniruotės su skillsais. O kaip jūsų atrodydavo, kiek jūs kiek jūs turėjot, pavyzdžiui, varžybų per savaitę ir kiek treniruočių per savaitę? Dažniausiai, kiek varžybos, tai visą laiką būdavo 2. Bet kartais ir būdavo 3, bet į mėnesį per savaitę 3 kartai maždaug, bet visą laiką 2 varžybos būdavo, kad žaidžiam ketvirtadieniais, šeštadieniais. Ir treniruočių būdavo pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais. Ir tada penktadieniais būdavo kaip lengvesnė treniruotė po varžybų. Ir dar kelionės, kadangi gana ilgos yra kelionės. Tai penktadienis būdavo toksai, visi ateina, kas nori. Gali eiti ant ledo, o kas yra labiau pavargęs uždaužytas, jie eina į džimą ir tenais daro džimo programą. O kiek, sakai, kelionės ilgos, tai kiek maždaug autobusų važiuojat? Kiek laiko? Apie 9-8 valandas kiekvieną kartą. Tai normaliai. Jo, rimtas. Pas mus buvo, kadangi iš Kroatijos, tai gana rimtos. Pavyzdžiui, kokią į Italiją važiuot, tai rimtai reikėjo važiuoti. Tai jūs spėdavot ten to Italijai, ką nors pamatyti? Jo, spėdavom, kartais mes, pavyzdžiui, jeigu būdavo, kad žaidžiam ketvirtadienį, šeštadienį žaidžiam, tai būnam, kad Italijoje ketvirtadienį, kai kitą dieną turim laisvą ir tada vėl žaidžiam šeštadienį kažkur kitur Italijoje, bet gana vis šalia. Tai turėdom visą dieną, bet patiko labai, gražus miestai, viskas, tarp kalnų viskas, taip labai gražu buvo. Ir tau būta, tau ten davinėjo ta komanda būta, ne? Taip. Ir atlyginimą gaudavai ir gauni turbūt. Gauni atlyginimą, kaip vyksta tas pasirašymas? Atlyginimas visam sezonui sumokėtas? Ar kaip? Visam sezonui, bet pavyzdžiui, jei gal pasirašai 2 metais, tau moka už visus metus, bet kai pasirašai bendro 1 sezoną, bet aš nelabai irgi galiu nieko sakyti, kaip kiti gauna, kaip kas, nes pirmas kontraktas, pirmas pro buvo sezonas, bet nuo 8-9 mėnesiai alga ir paskui žiūri, jeigu pasirašai, nepasirašai ir tada tenais priklauso nuo žaidėjo ir kiek jisai liks laiko tenais ir kaip kas. O ką tau treneris sakė po traumos, ta prasme, žinai, kaip būna žaidėjas turbūt, nu dabar viskas žopa, kaip sakant. Nieko, jisai man šiaip labai padėjo, jisai nieko nesakė, kad čia viskas, čia tau blogai, jisai vis tiek norėjo man padėti ir jisai man šiaip padėjo, daugiau galvoja. Jisai supranta, kad čia ilga trauma, kad be ledo irgi tiesiog turėsiu žiūrėti ledą dabar paskui ateinančius 9 mėnesius nieko nedaryti ir jisai tiesiog sakė, kad gali sustiprėti tose vietose, kur gali sustiprėti, nors ir esi traumuotas ir išnaudoti šitą yra šansą kaip į gėrį, ne į blogį. Chin-upsus dabar visą laiką daryti reikia. Ja, viršus ir viena koja. Jo.
vieną koją užpompuok ir, žinai, kad būtų didelė Taip ir viena, vyksta. kita biškis mažesnė, Kitos nėra. kitos nėra. Supratau. Nu tai gerai. Dabar kokioj vietoj komanda jūsų ten, aš supratau, iš lyderių buvo, ne? Taip, bet Kokioj gavosi užbaigiam 4 vietoj. Nu, nes mes neišėjom į finalą, pralaimėjom pusfinalį ir tada kita komanda, kur irgi pralaimėjo pusfinalį, gavosi, kad jie toj lentelėje buvo aukščiau už mus, tai jie todėl 3 ir užbaigė, bet jokio skirtumo ar užbaigė 3 ar 4 ir paskutinį, jeigu nelaimė. Nu, faktas. O kaip atsitiko, nes man atrodo, jūs ten normaliai kažkaip pradžiai sezonė, jūs ten labai jau ten, ar man vaidenusi, bet jūs ten, nu, prie lyderiai buvote, ne? Buvo. Jo, mes užbaigėm lentelį 1 vietoj po naujų metų. O po to kažkas taip, biški, žemyn. Nebuvo taip, kad žemyn labai, bet gavosi tenais, kad tenais taip vyksta, kad sausio mėnesį pasidaro, kad aukščioji ir žemioji ta grupė. Ir ta aukščioji grupė tai patenka į playoffus 100%. Ir, nu taip, ir tada biški atsipalaidavom biški. Nu, taip, žinojom, kad mes patekom į playoffus ir atsipalaidavom ir biški taip pradėjom pro pirštų žiūrėti, bet paskui, kai playoffai jau prasidėjo, nu tada vėl mes jau pradėjom tą savo hokejų žaisti. Kiek jūsų legionierių, kiek yra tų importų vadinamų jūsų komandai? Taip, kad importų buvo 6, bet daug yra žaidėjų su 2 pasais. Tai vat, manau, todėl, kad mes tai uždėmėm aukštą ir gerai sužaidėm, nes daug buvo žaidėjų, kur, pavyzdžiui, yra pusė slovėnų, pusė kanadiečių yra, kurie turi pasus, tada pusė čeko atvažiavo. Nu, tokių daug yra, kurie turi antrus pasus ir atvažiuoja ir nesiskaito kaip legionieriais. Tai vat visa komanda tas ir buvo, kad ant legionierių ir tų pusiau legionierių visa komanda. Ir bet dažniausiai varžybos ir žaidėme 3 penketais, nes, nu, 4 penketas buvo tas jau tų kroatų. Ir, nu, treneris nelabai jis pasitikėjo, nelabai norėjo jų leisti dažnai, tai dažniausiai žaidėm 3. Bet man tas ir buvo, kad mums tos pergalės ėjo tik dėl to, kad pas mus tokia buvo komanda tokia. O ką tie kroatai? Mišri. Šiaip, nustebau, yra pora tikrai gerų kroatų. Tikrai gerai žaidžia. Bet nežinau, ar jie labai nori kažkur kitur važiuoti, ar išvažiuoti, todėl, kad dabar yra tenais Kroatijoje Alpių lyga, tenais labai gerai yra pradėti tą pro sezoną, visą šitą ir nežinau. Bet yra tikrai neblogų kroatų, kurie tikrai gražiai žaidžia. O yra, pavyzdžiui, nežinau, Seniūta žaidžia Italijoje, ne? Taip, su Italijoje žaidė šį sezoną. O kaip ten Seniūta, nežinai, užbaigė, kurioje ten vietoje? Žinau, kad lentelė užėmė paskutinę, kai baigėsi sezonas. Bet šita Alpių lyga yra tokia sėkmės reikalas, kaip tu ateini į tą komandą. Yra vis tiek tos 3 topinės, kur turi daugiausiai pinigų, tos didžiausios organizacijos jie visą laiką užbaigs top 5. Ir tada yra tos visos likusios, kur kaip jie pasidarys komandą, kokius jie importus nusipirks, kokius jos pusiautos importus nusipirks. O taip ir sužais. Ir jam gavosi, kad jam nepasisekė šį sezoną, nes komanda nelabai pirko importų. Man atrodo, ten 3 turėjo importus ir visus jaunus turėjo importus. Tai taip ir susidėliojo, kad komanda neišėjo niekur. Bet kiek mačiau, kad šį sezoną jo komanda jau perkasi jau daug gerų importų. Supratau, su kuo tu žaidėjai vienam penketą, jūs kaitaliojo ar jūs buvot sulipdyti kažkaip tai? Dažniausiai būdavo, kad aš visą laiką beveik žaisdavau su Latviu ir su Slovėnu. O tu kur Tai kraštas ar kas tu? Aš kraštas, bet kartais ir centru žaisdavau. Bet kartais, kaip manau, 3-4 varžybos. Tai porą kartų iš esmės. Bet kraštų... Gerai.
Šiaip su Latviu patiko žaisti, jis ir KHL yra sužaidęs, ir Lenkijoje, Kazakstane yra žaidęs. Turisi tos patirties vyresnis, tai su juo šiaip labai gerai susižaidėm ir gerus rezultatus galėjom parodyti. O kiek jam metų? 26. Ai, bet jau su patirtim toksai. Tai patarė Jo. kažką, tai pasako gerų dalykų. Jo. Jis šiaip padėjo man šį sezoną labai. Vis tiek jisai yra tose lygose, yra pažaidęs ir KHL yra pažaidęs. Vis tiek tenais neims belė kokio nežaidėjo, manau. Tai jisai tikrai padėjo, išmokau iš daug dalykų. Vis tiek kaip jaunesnis žiūri į vyresnį. Ir iš jų mokaisi. Nors ir neklausdamas, bet žiūrėdamas vis tiek mokaisi iš tų dalykų. O Slovėnas? Jisai mano metų buvo. Ai, tavo metų. Jo, bet Tu man- jaunieji, Jo. o bet- tas Latvijos jisai centras? Jisai kraštas, Slovėnas centras buvo. Bet Slovėnas man labai, labai geras žaidėjas buvo. Jisai labiau buvo toks playmakeris. Ir jisai labai gerai aikštę matydavo, išdalydavo labai gražius pasus su juo, bet prieš Slovėną žaidžiau dar su ukrainiečiu ir tada dar su pusiau kanadiečiu žaidžiau. Mhm. Bet su Latviu tai visą sezoną. Ai, su visą sezoną, supratau. Jo. Jau susikabinot ir susikabinot. Jo, kažkaip jo treneris pamatė, kad mes pre-season'e mus padėjo kažkaip į 1-5 su juo, ar 1-3 labiau, ir pamatė, kad mes visai gerai susižaidžiam, tai mus ir visą sezoną ir paliko. O jūs, pavyzdžiui, sezono metu yra kažkoks tai džimas, kur einat jūs į džimą? Jo, yra. Kiek pro komanda Alpių lygoje eina maždaug į džimą kartų į savaitę? 2-3 kartus. Bet yra 2-3 treneris? kartus. Jo, yra fizinio pasirengimo treneris turėjom. Bet 2-3 kartus eidom į džimą, bet būdavo taip, kad dėl tų kelionių ilgų, biški turi padaryti irgi biški tą pertrauką tokią po tų kelionių. Irgi negalėjau užsidėti, nes paskui vėl tos kelionės ir jos daug energijos išvaisto tos, vis tiek autobuse sėdi 9 valandas į priekį, žaidži, paskui grįžti, nežinau, 7-8 ryto. Ir viskas, ir eini tada miegoti ir bandai atstatyti jėgas visas. Nu, tai taip, tai faktas, čia po tokių kelionių, tu čia 9 valandas važiuoti, čia autobusų dar. Ne lėktuvais, ne? Ne. Dar neturi tiek pinigų. Ar? Ne, dar Alpių lyga nėra tokia, kad lėktuvais skris. Bet šiaip bendrai, va, tai kaip lyga, tau, sunku žaisti tenai? Sunku. Bet aš manau, kad aš vis tiek tą lygą, aš nenoriu joje užsibūt, nes aš jaučiu, kad aš galiu geresnę. Bet jinai, kai man pirmas, gal net 2 sezonai, manau, yra ideali lyga pradėti tą profesionalų karjerą ir užsikabinti ir pasidaryti kaip ir vardą. Manau, ideali lyga. O tu, pavyzdžiui, jeigu taip mąstytum, kur norėtum jau, sakykime, kur tu norėtum aukščiau, kur tu norėtum aukščiau? Norėčiau gal po poros metų į Prancūziją išvažiuoti. Į pirmą? Gal net į pirmą. Gal net į Lenkiją norėčiau išvažiuoti. Ten žinau, kad žymiai daugiau yra fiziškumo, tenais apsidaužyti. Bet maždaug tai vis tiek pabiškai ir tada bandyti kilt. O pinigais užtenka tau, kaip jaunam žmogui? Pilnai užtenka. Pilnai. Užtenka, jo? Jo. Viską apmoka, butą apmoka, maistą apmoka? Maistas. Šiemet kaip gaudavau maitinimą, mašiną, butą. Kaip ir viskas. Pavyzdžiui, ką man reikėdavo nusipirkti, tai kažką į kelionę, pavyzdžiui, ir vakarienę su pusryčiais. Viskas. Ten kažką papildomo nelabai ir reikėjo. Tai užtenka. Jo, pilnai. Tuo labiau visą laiką užimti nėra, kur leistų pinigų, ar ne? Jo. Supratau. Gerai. Viskas aišku. Rekomenduotum jaunimui eiti, jeigu yra šansas, pavyzdžiui, Alpių lygą eiti žaisti? Kaip pradžiai. Aš tikrai rekomenduočiau. Kai tą stepą padaryti nuo jaunių lygos į vyrų, manau,
puikiai lyga yra pradėti, nes yra gerų žaidėjų, yra stiprios komandos ir tada yra tų importų. Dažniausiai tie importai, pavyzdžiui, kaip aš, dažniausiai to lygui nėra daug. Dažniausiai visos komandos nori nusipirkti kokį kanadietį, kuris žaidė visose lygose įmanomuose. Ten švedas Suomiai, kuris irgi žaidė lygoj ir SHL, dažniausiai tokius noriu. Bet papult, manau, bandyt labai verta. Ir tą, kad daryti žingsnį į priekį savo karjerą ledo ritulio yra ideali lyga. O dabar tu sakai nusipirkti ten, kur jie žaidė, tai jiem neblogai apmoka ten viską šitiem, kad, pavyzdžiui, kanadiečiai. Jo, kanadiečiams gerai moka. Gerai moka. Jo, žinau, kad vienas žaidėjas... Kiek jie gauna? Neįsivaizduoju iš vis. Nuo 6 iki 10. Nuo 6 iki 10 gauna kanadiečiai. Į rankas. Tai už kiek? Kokį laiką? Už mėnesį. Už mėnesį? 10 šimtų? Nu jo, buvo. Aš žinau, kad buvo tokių porą žaidėjų kanadiečių, kurie gerai gaudavo rankas, manau, tikrai gerai gyvena ir gerai vasarą leidžia dabar. O kokioje jie komandai žaidė? Asiago, tenais buvo, manau, gal 6 kanadiečiai. Ir jie, geriai buvo. Vienas ir AHL yra žaidęs. Matėsi, kad jisai turi to AHL patirties, kad ten buvo, kur vienas ir Delė žaidęs, kanadietis. Tada yra AKZ, kita austrų komanda, kur irgi nusipirko, kuris gynėjas, kuris, man atrodo, 34 metai, kur žaidė net NHL. Ir jis ateina čia, tiesiog žaist, ir jam gerai rankas duoda, ir užsidirba jie. Ir kaip jūs, pavyzdžiui, jie, kaip ir sakai, matosi, bet realiai matosi, kad, jie, kitas lygis žaidėjų. Jo, tų kanadiečių matosi, bet, pavyzdžiui, kitose komandose yra ten kokių švedų Suomių. Aš negaliu pasakyti, kad jie labai įsiskyrė, matėsi, kad yra komandos lyderiai, bet aš negaliu pasakyti, kad jie įsiskyrė taip, kad kaip tie kanadiečiai kai kuriuose komandose, nes vis tiek, kanadiečiai yra kanadiečiai. Nieko negalim sakyti, kaip pažiūrint jų CV ant popieriaus, matosi, kad jie yra atžaidę jau gerose lygose ir tikrai užsidirbę yra ir turi tos patirties didelios. Supratau. Ir kokia komanda laimėjo tą jau jūsų Alpių lygą? Girdeina. Italijos komanda. Italijos, tai ten yra kanadiečių ar nėra ten? Ne, nebuvo kanadiečių, buvo čekų. O gal ir buvo. Amerikonas buvo. Dabar nelabai neprisimenu, bet aš žinau, kad jie ten turėjo. Čeką vartininką nusipirko prieš pat playoffus ir jisai idealiai atžaidė ir komanda, man atrodo, laimėjo, bet per jį ir laimėjo. Tai gerai, smagu, reiškia, tu, pažaidži ir prieš tokius gerus žmonės, gerus. Jo, man tas ir patinka, nes aš dažniausiai žaidžiau pirmam penkete ir žaidžiu prieš komandos kitus irgi pirmus penketus, kaip prasideda. Tai dažniausiai ties pirmi penketai kitų komandų yra šitie visi importai, kanadiečiai, suomiai, švedai, čekai. Tai gaunasi dažniausiai tu ir žaidži prieš juos. Nes treneris irgi, pas mus treneris dažniausiai bando mečinti penketą prieš penketą ir jų pirmas prieš mūsų pirmą penketą. Ir gaunasi, kad tu prieš jau žaidži ir kartais, kai žaidėm prieš Asiago, ten kur turi tos kanadiečius eičiau. Kartais taip zonų spausdavo, kad galva svaig pradėjo ir stovi ir atrodo, ir atrodo vis tiek žaidė toj pačioj lygoj, bet vis tiek matai, kaip yra jie, ne vieno, bet keliais žingsniais aukštesni. Tai gerai, tau irgi matyt, pasitempt, žiūrėt, kaip... Tai sakau, puikiai lyga yra padaryti tą pirmą žingsnį savo karjeros. Super, labai gerai. Gaila, kad, ir gaila, ir, žinai, kaip yra toksai kiniečių, kinai turi tokį, ne posakį, tokį kaip, apysaką, ne apysaką, posakį, kad sūnus susilaužė koją ir visi kaimynai sako, tam tėvui to sūnaus sako, tipo, ai, kaip negerai ten. Tėvas sako, gal. Nes
po to dar daug kas vyksta, tas įtakoja. Nes vienas dalykas gyvenime daro įtaką kitiem dalykam. Taip kad kas bet stiktų, reikia visada gal ir blogai, gal ir gerai, negali žinot, kaip čia išsirutulioja tas. Tai va, tai rutuliuojam toliau. Aš užmačiau Instagram'e jūsų ten su Martynu Grinium, kažką jau jūs ten rezgat, kas ten per veikla, kas per dvižuchą, kaip sakant, ir kuo jūs ten norit užsiimti ir kas. Mūsų koks tikslas yra šitos stovyklos, mes norim padėti maždaug nuo 12 metų, maždaug 11, 10, 12, 13, 14 metų vaikam, tą padaryti žingsnį karjeroje. Nes maždaug tuo metu vaikai pradeda žiūrėti į ledo ritulį arba rimtai, arba pradeda žiūrėti kaip į hobį. Maždaug, nes aš išvažiavau 14 metų, Martynas dar anksčiau išvažiavo, tai mes žinom, kokie metai yra tas svarbu, tiesiog žinoti jau. Ar aš noriu žaisti, kaip aš noriu žaisti savo gyvenime, ar aš noriu žaisti kaip užsiėmimą, kaip hobį. Ir mes norim jiems padėti, kad tą kelią pažiūrėti, kad jie žinotų, ką jie nori, ir mes norim jiems padėti išvažiuoti į kokias aukštesnės lygas į Suomiją, pavyzdžiui, net gal ir į Švediją kažkur, kad jie galėtų gerėti, kad jie galėtų tobulėti ir mes norim jiems padėti ir mes norim padėti, kad jie ir vasarą dirbtų, nes mes vis tiek suprantam, kad 5 dienos, savaitę, vaikui daug neįdėsi. Bet mes norim jiems padėti, kad yra ne savaitė, bet yra visa vasara. Tu kiekvieną dieną turi dirbti, turi gerėti, improvementi, kažkur tobulėti. Ir mes norim tą jiems padėti, kad nėra 5 dienos, bet yra visi metai, yra 365 dienos, kur tu turi tobulėti. Tai jūs dviese ar jūs trysia su ta mergina, kaip jos vardas? Kotryna. Mes dviese, tada mes dar vartininkų trenerį paėmėm, kuris ateis į savo grupę, Kazimieras Jukna. Taip. Ir žiūrėsim, mes gal ir seniutą įkalbinsim, pažiūrėsim. Nes aš nelabai galėsiu dar... Jo. Ir nes aš nelabai galėsiu ant ledo eiti, jo, bet aš vis tiek būsiu tam cikle už borto, aš vis tiek padėsiu, žiūrėsiu, filmuosiu tos žaidėjus, pasakinėsiu, kas yra, kur geriau padaryti, kas yra gerai. Tai aš būsiu tam cikle, bet neplanavau tos traumos, tai taip ir gavosi, bet mes vis tiek norim daryti tą stovyklą, padėti vaikams. O jūs senai buvot suplanavę tą stovyklą? Nuo praeitų metų, nes mes praeitais metais buvom pas Andrių stovykloj. Kaip ir padėjom vaikam, bet mes nebuvom tie pagrindiniai treneriai. Ir kažkaip Andrius mums tada po stovyklos pasakė, mes turim tą galimybę padėti vaikam, pasidarykit savo stovyklą ir padėkit. Ir mes galvom, kodėlgi ne. O tai kaip, pavyzdžiui, konkurencija, nes dabar labai ten daug tų jūsų stovyklų Lietuvoje. Jo, bet... Nežinau. Bet smagu. Bet smagu. Mes nežiūrim kaip į konkurenciją, mes žiūrim kaip smagu, nes tais laikais, kaip man buvo 12-13 metų, buvo viena stovykla, kiek prisimenu, tai buvo ta Geležinio Vilko ir visi žaidėjai iš visos Lietuvos važiuodavo. Ir aš atsimenu, buvo visą laiką perpildyta stovykla, nes visi to norėjo. Dabar labai smagu, kai daug kas daro tų stovyklų, kur vaikai turi galimybę pasirinkti ir turi galimybę tobulėti vasarą. Jo, pas mane vadu irgi 17-mečiai gyvena dabar visą mėnesį. Lekia, treniruojasi ten. O. Su Marku, žiūri į Marko raumenis. Gerai, puikiai. Tai supratau, tai gerai, smagu. Ir kur jūs bazuositės, Akropolį? Akropolį, taip. Akropolį. Ir kaip čia, tavrasi, tai užtruks kaip, visą dieną, ar kaip čia tas? Ne, mes turim 2 ledus, gausis apie 1:30 ledo, ir tada prasidės, turės kokį sneką, paim kažką tokį, ir tada gausis off-ice'as su Kotryna ant žemės. Tai reiškia 2 ledai per dieną ir vienas fys. Jo. Fizinio pasirengimas vieną kartą ir taip 5 dienas. Taip. Ir mes norim duoti, kad ta diena priklauso nuo vaiko.
kaip jisai jaučiasi. Bet mes, pavyzdžiui, jeigu vaikas gerai sakys, aš gerai jaučiuosi, mes norim tada duoti jam kažką papildomą, kas jis namie darytų. Driblingas, metimai, kažkokie pratimai. Kad nebus taip, kad stovykla, labas rytas, viso gero. Bet mes norim palikti tą tokią žymę, kad yra tas darbas ir kad nėra, kad atini, kad nuo 8 iki 12 pachalinė ir tada visą dieną gali daryti, ką nori. Kad vis tiek tas mentalitetas būtų, visa ta disciplina gautųsi, visas šitas. Ok. Gerai mintis. Ir sakai, 5 dienas tik turėsit, ar jūs taip visą mėnesį? Taip, 5 dienas. 5 dienas, o po to jau viskas ir baigsit. Taip. O tai tada patys ką veiksit? Nežinau, aš tai reabilituosius. Nu tu tai aišku, tu atrodai, žiūrėk, dabar kaip McDavidas atrodai per playoffus prieš porą metų. Barzda tokia pati užaugusi. Net šukuosena panašiai. Šitą galvoju, gal čia McDavidas šiandien. Paskui, nežinau, Martynas, šiaip dar nekalbėjau, ką pastovykos. Dar neaišku. Ne, man atrodo vis tiek jisai ruošiasi jau kitam sezonui. Martynas ten pat lieka, nežinai? Kiek žinau, taip, ten pat lieka. Nyderlandų ten toj. Taip. Ne? Jis pas tave ten į tą lygą nenori eiti? Manau, jam ten labai gerai. Jam ten gerai, ne? Jam ten gerai. Jisai labai atsipalaidavęs, jam patinka viskas. Nu, tai svarbiausia turi patikti. Svarbiausias, jo. Viskas tinka, tai super. Nu, supratau, kur tu čia sėdi? Kaime? Suomijai. Suomiškiau. Aš pas merginą atvažiavau ir dabar yra tokia, yra namas ir visą laiką Suomijai turi tokią būdelę, tokią, tai čia susėdžiau. Čia viskas labai patogiai, čia sofa, viskas gerai. Tai jau žentas, ką tėvai sako, kaip su tėvais sutari? Aš su tėvais ir sutariu. Jos tėvais, jos. Ai, puikiai sutariu. Puikiai? Puikiai. Gerai, aš gal kaip tik norėjau paklausti, kad mergina, ją dar vis draugaujat, nes paminėjai tada pirmam interviu. Taip, draugaujam. Viskas taip pat. Jinai futbolistė, tu sakei, ne? Taip. Futbolą žaidžia dar vis? Dar žaidžia vis. O tai tu dabar pas ją kiek tu laiko čia būsi? Iki stovyklos. Iki stovyklos. O stovykla pas jūs kada? 6 dieną Liepos. Nuo Liepos jūs pradėsit. Supratau? Jo. Tai iki ten pabūsi ir tada, kai tėvai tavo, tu pas tėvus namie gyveni, ar kur tu gyveni? Pas tėvus. Neturiu dar labai daug pasirinkimo, kur kitur gyvent. Tai pas tėvus. Bet, aš žinau, maisto yra, viskas gerai, puikiai. Smagiai. Mama. Svarbiausia. Kokį mama geriausiai tau padaro patiekalą? Ką geriausiai daro? Vištieną. Vištieną? Vištieną. Vietiškai, kinietiškai? Ne, taigi lietuviškai tokia. Lietuviškai. Su bulvėm, salotom, vištieną. Čilis sriuba labai gera jos. Tarp kitko, nepaklausiu, per patį sezoną, kaip maitinimasis ten pas jūs vyksta? Kaip jūs valgote? Užsakinėje ten, nežinau, į namus, ar kaip vyksta maždaug? Mes kažkaip pradžioj sezono Latvis yra labai pasinešęs ant to maisto. Ir mes kažkaip, ir man patiko, kad jisai labai prižiūri tą maistą savo. Ir gavosi taip, kad mes pusryčius visą laiką pasidarydavom tokį šeiką. Uogos, avižų kruopos, bananai, proteinas eidavo, visas šitas toksai šeikas. Ir tada mes po treniruotės gavosi, kad mes išvažiuojam kokią 10 ir tada 2 valandą važiuojam pavalgyti. Ten toks restoranas maitinimo būdavo, tai toks gražus, realiai labai čiotkas restoranas. Mes nesusisakydavom, pavalgydavom ir tada vakare mes su Latviu eidavom į parduotuvę. Ir vištieno dažniausiai ryžiai, makaronai. Toks ledo rytų linko maistas, grynas. Nieko ten egzotiško pas mus nebuvo. Ne, tai ten paprastas maistas. Tai tu jau į tą rutiną įėjai tokią, vis tiek tau jau patirties žmogus turintis, tau vis tiek įtaką padarė. Jo, padarė, nes atsakau, kai man patiko. Žiūriu, jisai cukraus iš vis neimdavo, jisai tą maistą prižiūrėdavo ir man patiko, aš vis tiek su juo gyvenau. Tai kažkaip aš į tą ritmą jo ėjau ir mes kažkaip
tos maistas labai gerai su jo. O kaip dabar bus per tavo šitas reabilitacinį periodą, išsilaikysi be cukraus? Jo, bet cukraus jau 4 savaitės. A, jo. Mm. Ir tinka, nieks nei galva svaigsta, nei nieko. Ne, kokią 1-2 savaitės norėjusi to kažko saldaus, bet paskui kažkaip jau, kaip ir nereikia. Aš noriu vis tiek tą reabilitaciją maksimaliai gerai padaryti ir žinau, kad nuo cukraus aš nelabai ten to kažko daug gausiu. Supratau. Ne, tai jo. Mityba yra viena iš svarbiausių dalykų. Sumėjau. Nu, supratau, Marijau, tai viskas, super, labai ačiū, 40 minučių. Ačiū Jums. Pasigrumdėm. Šį kartą labai turbūt, manau, bus puikiai, nes internetas daug geresnis negu praeitą kartą buvo. Jo. Ir dabar šį sekmanį tai Kostas Gusevas išeis, tave paleisiu kaip tik prieš pat jūsų ten stovyklą gausis. Nu, tai va. Na, puikiai. Prie to pačio gal ir pamatys Puikiai. kažkas, gal norės užsirašyti pas jūs. Puikiai. Gerai, nu tai viskas, Puikiai. linkėjimų tada tėveliam. Perduosiu būtinai. Būtinai perduok, linkėjimų Suomių šeimai visai, sakyk, iš Lietuvos, iš Švedijos dėdė. Švedijos. Ir viskas tada, ir nu reabilituokis, sveik. Viskas Dėkui, bus ačiū Jums čiki-čiki. labai. Gerai, nu davai. Jo, Palauk ačiū dar Jums labai. sekundę.